Tai labas vakaras dar kartą visiems. Labas vakaras, kas įrašą klausysit, žiūrėsit. Nežinau, ką čia žiūrėt, bet paklausyti tai turbūt bus ką. Nu, pažiūrim. Tai vat, aš kaip ir pirmam live, taip ir šitam, ir turbūt visuose ateinančiuose, kurie laukia, noriu padaryti tą disclaimerį, kad, nu, nesu gydytojas, nes neturiu visų atsakymų, kažkodėl kartais žmonėms taip pasirodo. Žinių gal ir daug prikaupęs, bet tikrai negaliu visko atsakyti ir iš karto tokį nusimetu, bet pažiūrėsim, o gal galėsiu ir viską. Nežinau, kokie klausimai šiandien laukia. Kažkiek turiu, aš jau užsirašęs, nu tas kažkiek yra 9 skaitytojų ir contribui, kas seka klausimai. Tai bent kaip praeitą kartą darėmės, tai kad, nu, vienas iš auditorijos būna, vienas iš čionais ir va taip ir važiuojam. Tai va, bet aišku, gali būti, kad kai kurie iš jūsų jau čia esat tuos parašę, nu, pažiūrėsim, žodžiu, toks iš eigos, bet iš esmės aš gerai girdžiuos, gerai mataus, nėra kažkokių strigimų, viskas ok, galit atsimutint, pasakyti kažkas. Viskas super. Puikiai. Ok, čiki. Aišku, man super būtų fainai, kad jei galėtumėt pasirodyti veidus, nu, tavrasi visai kitoks bendravimas, nesam čia krūva žmonių, o Daumantai, miela, malonu. Nu, tikrai, jei nenuogi sėdit ir ten, nu, žinau, kad ten, pavyzdžiui, pasijustė ten vaikas šalia ir ten pirmyn atgal, nu, nežinau, kiek ten patogu, bet žodžiu, tikrai žymiai smagiau būtų. Va, nežinau, ką tiesiog dar prieš einant prie viso to, nu, pasakysiu, ne, kad standartiškai tą reikalą, nu, kad šiaip tos laivus į ateitį planuoju contribui sekėjams daugiau. Aišku, čia kol kas, kol toks tas sekimas yra, nu, tai čia keliams žmonėms padaryti visiškai jokių problemų, bet iš principo į ateitį, nu, tikrai galvoju, kad čia šitam susitikime gali būti labai daug vertės, nu, kiekvienam iš jų. Ta prasme, vienas tas klausimas realiai gali padėti keisti gyvenimo būdą, turėti daugiau energijos, geresnę sveikatą ir, ta prasme, tas žinojimas įgalina. Tai nežinau, aš galvoju, kad čia gali būti labai daug gerų dalykų, na, aišku, irgi kiek įsitrauksit, bet žodžiu, kas norėsit daugiau į ateitį, tai, nu, pasiekit contribui ir bus, nes nežinau, kokia mano ateitis bus su Facebooku, nes labai užknisa ta platforma, bet, nu, pažiūrėsim. Tai va, iš esmės taip, vakar, kai rašiau postą, tai tenais tokį užmečiau, kad, nežinau, kas skaitėt, bet žodžiu, kad penktadienį nuvariau pas šeimos gydytoją, pasiderinti dėl to, kokius tyrimus šį kartą reikėtų atlikti, nes taip turiu tą tokį vidinį sprendimą, kad, nu, 2 kartus į metus aš juos darausi, gal ateityje ir dažniau darysiuos, turbūt metams einant, bet dabar kol kas 2 ir taip 2 kartų normaliai, išplėstiniai, ta prasme, pirmadienį šiaip man gausis juos darytis, tai ten, nu, apie 100 iš tikrųjų kainuos, bet, nežinau, aš tai skaitau, kad tiek esu istorijų girdėjęs, kad čia gali būti viena geriausia investicija į save. Ir aš tam poste užsiminiau, kad pasakysiu, ką aš ten esu priplanavęs, tai čia gali būti kažkam toks shortcutas. Tai tiesiog ką padiskutuoti su savo šeimos gydytoja ar gydytoju. Vėlgi, nu, čia yra labai individualus dalykas, labai nuo daug ko priklauso, ką vertėtų, ko nevertėtų ir čia aš nenoriu čia duoti neva patį teisingiausią atsakymą, tiesiog kas tiko mano atveju, gal vienas kitas trumpas komentaras ir jo, ir, ta prasme, galėsit, jei norėsit, kažkokias detalės įlyst labiau. Tai aišku, kad moterims truputėlį kitai būtų, nu, bet va, didžioji čia dalis auditorijos yra vyrai, tai turbūt daugiau mažiau tiks tas ir kas čia pas mane. Didelių skirtumų gal nėra tarp vyrų, moterų, nu, apart jau konkrečiai vyriškų ir moteriškų hormonų, kuriuos vertėtų pasitirti, kokia ten yra situacija. Nu, tai čia ir pradedant nuo to, kad, nu, tai vienas pirmųjų dalykų – testosteronas, nu, vyro atveju. Nes, nu, belie kiek energija jūsų, jėga, ta prasme, net protinis darbingumas, atsistatymas visas, nu, žiauriai su to yra susijęs. Nėra ten iš tų gal pačių pigiausių tyrimų, bet, ta prasme, labai verta pasidaryti. Ir čia net, nežinau, aš kažkada gal kokį ilgesnį postą apie tai parašysiu, esu šiek tiek apie testosteroną rašęs, bet man patinka ta idėja, kad, nu, dabar toks jau vasarą gal mažiau, bet ten žiemą tikrai pastoviai girdit, kiek žmonės eina pas psichologus, pas psichoterapeutus ir, nu, ir tas yra sveikintina, gerai, reikia tvarkyti savo mentalinius dalykus. Bet aš esu giliai įsitikinęs ir iš to jau, nu, kiek prisiliečiau prie žmonių, kad
Nublemba, dažnu atveju reikia elementariai kūne biški balansus pasidaryti, susitvarkyti, ta prasme, va tos hormoninius dalykus, per kraujo tyrimus irgi daug kas gali paaiškėti ir kartais elementariai žmogui trūksta medžiagų arba hormonų, to paties testosterono ir žmogus tiesiog eina, vat, vyras, o ne šiuo atveju per gyvenimą visiškai be energijos, su depresiniam nuotaikom ir panašiai eina pas psichologus, psichoterapeutus, tas tęsiasi pusę metų, metus, 2 metus, nors pasirodo, gal ten realiai reikėjo biški geriau pavalgyti, geriau pamiegoti, jėgos treniruočių pasidaryti, testosteronas pufti viršų, nereikia jokių terapijų 2 metus vaikščioti. Tai taip gali būti. Tai aš toks planuoju truputėlį eiti su to žinute, kad neik pas psichologą, bet būtent su šita potekste. Nesakydamas, kad tai apskritai yra blogai, bet kiek atliepdamas va tokią problemą, kad tiesiog gali medžiagų trūkti ar tiesiog geresnio požiūrio į sveikatą. Tai va, čia taip truputėlį išsiplečiau. Kiti tyrimai, kuriuos pasidarysiu, tai bus homocisteinas. Iš principo labai stipriai, labai gerai parodantis, kaip senėjimo procesai vyksta. Insulinas, tai kaip, sakykime, kūnas susidoroja su gliukozės kiekiu kraujyje, nes tas insulino rezistencija ar pasipriešinimas, gal lietuviškai būtų, irgi toks labai reikšmingas sveikatai dalykas, kur dažniausiai mes belė kokį maistą valgydami tikrai suknisam šitą ir visi, sakykime, tie svorio didėjimai, nutukimų, visa ta pandemija iš principo iš to eina. Kortizolis, tai kaip streso hormonas, tai irgi šitą pasitikrinsiu. Kas liečia insuliną ir kortizolį, tai yra labai svarbus momentas, kad atsikeli ryte ir mauni iškart darytis tyrimus. Va taip reikėtų, nes kitaip ten po to jau už valandos, 2 po atsikelimo jau nebeteisingai rodo. Tai iš principo gal aš tiesiog pavardinsiu, nes čia apie kiekvieną būtų galima išsiplėsti. Tiesiog kas norėsit, užsirašysit ar galėsit tiesiog pasidiskutuoti su savo gydytojais. Transferiną pasitikrinsiu, glikolizuotą hemoglobiną, mineralus, pagrindinius kalcį, magnį, natrį, geležį, fosforą, kalį, nesakiau turbūt, ne. Skydliaukės ir kepenų rodikliai svarbus dalykas, kreatinkinazė, kreatininas, ta prasme raumeniniai visi dalykai, vitaminas D, vitaminas B12, kas dar, CRB, uždegiminiai rodikliai, tai irgi svarbus dalykas, ir dar keletas ten vėžio žymenų, ta prasme, ar nėra kažkokių užuomazgų ten kasos, prostatos, plaučių, skrandžio, va šitie dalykai, tai tai sakau, apie 100 kartą į pusmetį, bet ramu. Ir vienas iš tų dalykų, kad šiaip tyrimus reikia mokėti skaityti. Tai aš tikrai pripažįstu, kad aš dar nemoku to labai gerai daryti, bet mokausi ir atrodo, kad čia eina savo, ta prasme, vien iš šito, kiek gali apie žmogaus sveikatą daug sužinoti ir yra čia ta nuvertinta dalis. Tai va, tai tikiuosi tą pardavimą padariau, kad nuvarytume tyrimus pasidaryti. Ir tą su vakarykščių postų pažadėjau papasakot, tai va, toks trumpas įvadas. Gerai, turiu aš ir daugiau klausimų, bet kaip ir sakiau, gal jūs turit kažkokių ir galite atsimūtinti užduot biškį įsitraukimo tokio, pasidaryti. Kadangi aš vienas kalbėtojas, tai dėl vitamino D, pavyzdžiui, klausimas ir dėl geležies. Mūsų šeimoje tai pagrindinis klausimas, kiek ten tyrimai būna, tai visą laiką trūkumas būna. Tai mitybos problema, ar šiaip mes čia Lietuvoje mažai turim tų dalykų. Klausimas toksai. Jo, geras šitas klausimas. Iš esmės, aš buvau matęs, kad apskritai tas Nordic countries, kad šiauriečiams iš principo, tai kad ne tai, kad lietuviai išskirti, bet aš manau, kad čia labai arti tos tiesos bus, kad maždaug 90% žmonių trūksta vitamino D ir trūksta jo ištisus metus, net vasarą, nedasigamina iki reikiamo lygmens. Tai dabar, jo, čia tas papildomas gerimas. Vėlgi, aš galbūt vasarą, tikrai prieš vasarą daryčiau tą tyrimą ir, sakykime, kiek ten jo sugebėjo pasisavinti, ar verta, ar neverta. Pavyzdžiui, mes kaip darom, mes realiai tik vasaros metu ir negeriam su žmona.
Bet vėlgi, gal tyrimus pasidarius paaiškės, kad reikia ir vasarą. Nu, tai čia individualus dalykas. Tai, bet aš manau, kad bent koks pusę metų praktiškai visiems vertėtų tą daryti. Taip jau yra. Ir dar dėl geležies kažką norėjai, ne? Kad irgi, ta prasme, trūkumas yra pagal tyrimus ar... Taip, nu, manoji, pavyzdžiui, moteriška pusė. Tai kiek čia tyrimų buvo daryta, tai visą laiką geležies trūkumas yra. Nu, po gimdymų, žinai, po visokių tik tai moterim būdingų darbų. Taip. Ir pastoviai tas geležies trūkumas visi išlenda. Tai... Jo, tai moterims ypatingai tas yra ir, nu, tiesiog jo tokia fiziologija, ta prasme, ir visos menstruacijos ir visi kiti moteriški dalykai ir hormonų įtakoje, ta prasme, jo, tai yra absoliučiai normalus dalykas. Vėlgi, tyrimus pasidarius, nu tai šiaip tai ten viską parekomenduoja, ką reikia. Aišku, dažnai gal tos rekomendacijos būna. Man labai patiko, čia klausiau vieną tokį podcastą gydytojo, kaip jisai, Vilhelmas Džiugelis buvo. Tai galite pasigūglinti YouTube, jei norėsi daugiau pasiedukuoti. Nu, bet žiauriai gerai, jo tokia kertinė mintis yra, kad pašalinkim ligos priežastį, liga pasitrauks. Nes labai dažnai gydytojai, nu, jie būna mokomi pagal tą programą, nu tai kokius čia vaistus išrašyti. Maždaug, kad, nu, toks šalinama dažnai yra pasekmė, o ne priežastis. Tai vėlgi dažnai būna ta rekomendacija iš gydytojų, nu vėlgi priklausomai turbūt ten, nežinau, jaunesnės, vyresnės kartos labai dažnai, neabsoliutinu, tikrai ne, bet, ta prasme, tikrai būna tų, kad, nu, ten, tokių geležies papildų, ten, anokių ir panašiai. Ir jo, ta prasme, jeigu ten kiti dalykai nepadeda, tai valio, bet visų pirma, tai aišku, kad reikėtų žiūrėti per tos gyvensenos veiksnius, nu, tai vėlgi, kas ten su maistu, gal kažkas ten, nežinau, kažkokie maisto produktai, nu ten kaip cukriniai visokie, jų yra tiek suvartojama, kad tiesiog, nu, ta geležis yra išeikvojama, tiesiog likviduoti visokiem, nu, mūsų, nu, šudiniem pasirinkimam, tai pasakysiu, ne? Bet, ta prasme, kad ten ir mėsos, ir ten gyvūnų organų, ten, ta prasme, kepenėlių, širdelių, va tokių, jei karts nuo karto pasitaikytų. Bet čia viena ta geležies dalis, kita dalis yra per žalias lapinės daržovės, per kryžmažiedžius, tuos ten brokolius visokius ir panašiai. Tai, nu, ta prasme, čia visiškai yra atsisukimas į tai, kas yra dedama į burną ir jeigu šitie dalykai sutvarkomi, nu, tai aš manau, dažnu atveju nebus gal to tokio didelio poreikio papildams. Nu, bet bėda ta, kad, nu, nieks nenori to sudėtingų kelių, nu, tai tada jo, nu ką, reikės ir tą geležies papildą jau. Tai, nu, tai va, tai toks individualus dalykas, bet aš taip įstikinęs, kad didžiąją dalį reikalų tikrai galima sutvarkyti per miegą, per mitybą, per judesį, per streso valdymus, nu, čia tokie pagrindiniai rykliai ar banginiai, kai kur vadinu. Tai va taip. Jo, čia taip, sakykime, individualus dalykas turbūt būtų dėl tos geležies, nes, pavyzdžiui, mano šeimoje tai iš vis toks kuriozas, aš, sakykime, 3 metus jau nevalgau mėsos visai ir pas mane geležis ten feritinai, hemoglobinai, viskas savo normose. Žmona viską valgo, bet deficitas kosminis ir papildai net nepadeda iš principo. Tai netgi, ta prasme, dabar yra jau priimtas reikalas ir iš tikrųjų buvo feritino jau ten tas leidimas į vieną, nes iš principo per papildus nepraeina, jau ten galima ir daugiau ten tos geležies suvartot, bet, žodžiu, būna tokie atvejai, tai, žodžiu, reikia žiūrėti labai individualiai čia. Žiauriai geras pastebėjimas, nes, nu, ta prasme, ir mūsų ta fiziologija, sakykime, epigenetika, nu, jinai visiškai skiriasi ir kažkam, jo, puikiausiai iš ten daržovių pasisavins, kažkam ne. Nu, ir čia, sakau, tas toks vienintelis būdas yra testavimasis ant savęs, ta prasme, stebint ir kaip virškinimas, kaip savijauta, kaip šalinimas, kaip energija, kaip protas ten apdujęs, neapdujęs. Ta prasme, va, tokius dalykus pastebėjo, tada pasidaryti tyrimus, viską sujungt, nu ir tu matai. Nu tai va pas tavį yra absoliučiai aišku, kad tau gal mėsos ir nereikia ir valio. Ja, aš visai gerai jaučiuosi. Aš padariau testą ir paskui galvoju, nu, gal ir nereikia grįžti, nes iš principo nėra, nu, aš iš principo galėčiau vartoti, nėra kažkokio ten įsitikinimo dėl gyvūnų ir panašiai, bet tiesiog bandžiau testą tokį padaryti, ar galiu išgyventi, pasirodo. Viskas tvarkoja ir sportuoja ir visą kitą, niekas nepasikeitė. Gal net lengviau biškį savijautą geresnė. Aš kuo toliau apskritai lendu į visokį tą tyrinėjimą, nu man irgi ta peršas išvada, kad mes turim judėti maks link augalinės mitybos
šiek tiek turint tų mėsos kažkokių produktų, ypač, nu, pavyzdžiui, yra, aš esu kažkurį postą rašęs, bet apie tą Younger You sistemą. Tai tenais realiai tik tai 0,6 gramo kūno kilogramui baltyminių kažkokių maistų. Nu, tai kaip pavyzdys, ten gali būti 5-10 tų kiaušinių per savaitę, ten gal kokios 3 porcijos labai mažos, ten mėsos ar žuvies ir ten gal 1 porcija, nu, ten organų kažkokių. Nu, bet ta prasme, kad ten tikrai labai maži kiekiai to, o realiai ten 8% turbūt visko, jei nedaugiau, bus grinai augaliniai dalykai. Ir ta prasme ten, nežinau, tas tyrimas tai fantastinis, nes labai mažai yra tokių padaryta ilgesnių ant gyvų žmonių, nu turiu omeny tas in vivo, ne tai, kad ten kažkur laboratorijose ant pelių. Tai ten buvo per 2 mėnesius tos programos laikymosi sumažintas biologinis amžius vidutiniškai 3,2 metų. Per 2 mėnesius. Telomerus turbūt tikrinant, ne? Telomerų matavimas jisai buvo, bet jisai nėra toks informatyvus, kaip žiūrėti DNR metilinimą. Ir čia aš kai užsiminiau dėl tų tyrimų, aš užsiminiau apie homocisteiną. Tai jisai yra vienas pagrindinių rodiklių, kuris gali parodyti tiesiog, kaip vyksta tas apskritai metilinimo procesai kūne. Čia šiaip nueičiau į labai sudėtingus dalykus, nežinau kiek verta, bet tiesiog man tai crazy, kad per 2 mėnesius sugebėta maždaug 3 metais nuimti vidutinę gyvenimo trukmę. Tai yra, ne taip pasakiau, biologinį amžių. Ir kas svarbiausia, kad ten nebuvo kažkokie paliegėliai tyriami. Ta prasme, ten sveiki, judantys žmonės buvo tyriami. Tai tas fantastika man. Homocisteiną tikrai rekomenduoja, pavyzdžiui, aš irgi pasibendrauju su tokiu Danielium Serapinu. Tai jis man jau prieš kokius 3 ar 4 metus pasiūlė tyrinėtis, tai aš kasmet irgi įtraukiu į tyrimus, tai mažėjantis jis rodiklis, faina, ta prasme, yra kiti ten, kai kas ne visai mažėja, kas į blogąją pusę, bet homocisteinas būtent kažkaip, visai geras trendas. Nu gerai, tikrai veikia ta tavo augalinė mityba tavo atveju, super. Liuk. Gerai, varau toliau, ką čia iš tų klausimų turiu, tai buvo toksai, gazuotas vanduo už ar prieš, daug visokių nuomonių apie jį, įdomu, kaip pats galvoji ir ar vartoji. Iš esmės iš savęs tai gazuotas vanduo nėra kažkoks ten blogis, labai svarbu tik, kad ten be kažkokių priedų, saldiklių ten būtų visokių ten primala dabar dalykų, tai ta prasme, jei kalbam apie normalų tą mineralinį vandenį, tai čia problemų praktiškai su to nebus. Yra tokių nėra labai stiprūs tie įrodymai, bet vienas, kad vis tiek ta angliarūgštė jinai kažkiek kenkia dantų emaliui, tai tą reikėtų gal atsižvelgti, jeigu ten pastoviai liurlinamas, tai matyt kažkokia įtaka bus jinai. Bet gal toks reikšmingesnis dalykas yra, tai kai kuriems žmonėms pakankamai pučia pilvą, suknisinėja virškinimą ir panašiai, bet čia dažnai tai bus to vadinamuoju IBS dirgliosios žarnos sindromas, jisai lietuviškai būtų. Tai šiaip jisai, pavyzdžiui, vienas tokių pagrindinių veiksnių yra, kai mes nelabai toleruojam glitiminio maisto, ta prasme visų tų bulkų ten, iš esmės kviečiai, rūgiai, miežiai, tokie gal pagrindiniai 3 šaltiniai būtų, kai mes nelabai toleruojam, bet ignoruojam šitos dalykus, kad pavalgom, mums pučia pilvą, tai kas ir vyksta, įsivaizduokit žarnyne, aš tokią analogiją turiu, kad kai pasimtume dabar mažą datėlę, savo plonosios žarnos senelę ištemtumėt, ir tokių daug mažų mikroskopinių durų padarytume tenais. Tai irgi, sakykime, kas tada vyksta, kad kai siurbinėjamos maisto medžiagos, vanduo, tai tas išeina iš žarnyno į kraujotaką tiesiogiai, tas dar nėra normaliai įsiurbta, pasisavinta ten, kur reikia, ir žodžiu, viskas maišosi ten ne savo vietose, kur turėtų. Tai iš principo, jeigu žmogus labai stipriai netoleruoja glitimo, aišku, tą jaučia. Bet didžioji dalis mūsų iš tikrųjų ir negalim jo gerai toleruoti. Tarsi nebent nedidelį kiekį. Aš turiu omeny, kad jeigu ten šeimininę picą suvalgys ir galvosi, kad nieko nebus, tai ne, tikrai bus. Ir kas gaunasi, kad čia jau padarom daug tų skilučių, tada dar, sakykime, tos angliarūgštės paduodam, kas irgi dar pastiprina šiek tiek efektą, ir tada būna negerai.
Tai, sakykime, aš bent jau stengčiausi išvengti tų gazuotų gėrimų tam kontekste su visais tokiais maistais, kurie gali turėti glitimo. Tai va toksai momentas. Bet čia mes kalbam apie pakankamai nedidelį kiekį žmonių ir tiesiog reikėtų pastebėti, ar yra kažkas ar nėra. Aš kažkaip pats visai nesenai pastebėjau, kad, yra su to glitimų reikalų, kad, nevalgau ten kokį mėnesį, tada suvalgau kažką ir žiūriu, kad, blemba, jaučiu, kad vyksta dalykai kažkaip ne taip, kaip turėtų. Ir ten ir sonoriai ten žiūriu, ten ar patraška, ar dar kažkas, šiaip tas traškėjimas nėra iš savęs kažkom blogas, bet, tokie kažkokie nemalonus visokie potyriai ir virškinime, ir su sonoriais toks biški jaučias. Tai aš tikrai darau tą prielaidą, kad irgi ne pats geriausias toleravimas jau pas mane, tai, sakau, irgi pastebėkit, kaip pasimti. Tai va, čia dar buvo tas klausimas, ar vartoji. Tai aš tikrai nepersistengiu, bet kad ten Vytauto butelį nusiperku kartą į 2 savaitės, tai maždaug taip vyksta. Tiek tų gazuotų pas mane. Šiaip ten koks Cola Zero, jisai pastatytas ant šaldytuvo, stovi kokius 4 mėnesius. Ir nežinau, kada jis sulauks savo dienos. Bet žodžiu, tada jis iš vis ten, kažkaip ten nemokamai dadėtas buvo, gerai, bet žodžiu, tikrai labai senai vartoti kažkokie gazuoti apskritai dalykai. Kai varžtai neatsisuks, tai galima bus panaudoti. Va. Gerai, gal turit kažkas iš jūsų klausimų kokį? Aš gal vieną tokį turiu, sakykime, dabar irgi turiu tokį naują planą iš to pačio Danielio Serapino, ten pagal dabartinius, neseniai dariausi kraujo tyrimus, ten visokiausių tokių papildų ten pasiūlė natūralių ir vienas man taip užsiciklino, apie kurį aš vis dar nepaskaitęs ir nepasimokęs, bet gal to teko girdėti, nes jau populiarėja, žiūriu, NADH, berods jis vadinasi ten toks daiktas, NADH plus ar kažkas tai tokio. Žodžiu, jau antrą šaltinį turiu, kuris man suspingėjo, tai galvoju, kas čia per daiktas. Tai. Gal to teko apie girdėti. Jo, kad teko šiek tiek pasigilinti taip, tikrai nesijaučiau čia profas ant šitos temos, bet taip jeigu labai bendrai, tai net ir su šeimos gydytoja penktadienį turėjom tokią mini diskusiją apie šitus dalykus, kad aš, pavyzdžiui, pas save net Facebook'o feed'e buvau jau kelis kartus pamačiau, kur žmonės rašo, nuvariau ten ant lašelinių, ten pabuvau, ten susileidau, ten nuotaikytė, savijauta, viskas gerai. Ir galvoju, bet ar mes čia ne apie tą patį kažkokį tą pasiekmių savo nekokios gyvensenos maskavimą. Ką turiu omenyje, ne, kad jeigu mes susitvarkom gyvenseną, miegą, maistą, judėjimą, stresorių suvaldom ir tada tokį kaip ekstra dasidedam, tai aš skaitau, kad gerai. Tada, kada nėra šitie dalykai sutvarkyti, tu ten taisyk netaisęs. Tai okei, tu tuo metu pajutai kažkokį hypą, fainai, bet kažkai kiek tas iš tikrųjų suveiks. Tai, šiaip, gan rimti dėdės kalba, kad, jisai tikrai geras dalykas yra, ten koks tas David Sinclair, jis ten iš vis ten ilgamžiškumo, turbūt ten, nežinau, populiariausias mokslininkas pasaulyje yra, tai jis labai ten labai skatina. Nežinau irgi, ar ten nėra kokių sąsajų ten pasiten su laboratorijom ir kokių kontraktų ir panašiai, nes didelis dėdė. Nes įtartinai kažkaip daug reklamos apie tai, nes, ten visokie analitikai, ten visokie kurkuminai, ciberžolės, ten jau sukasi daug jau ir ten ir moksliniai tyrimai ir panašus dalykai jau ten tikrai kažkaip tikiu aš ir, pavyzdžiui, sporto mokslininkas, seku ten tokį Kurvydą Albertą, tai ten irgi jo paskaitose daug būna apie tai, bet apie šitą dar nesu girdėjęs, tai man tiesiog įdomu, kad čia per naujas toks madingas, ar čia kiek jisai yra jo. Aš skaitau, kad čia jo, gali būti puikiai višnaitė ant torto, bet ne tortas. Tai jau matai. Ok, gerai, toliau, ką čia turiu. Labai daug girdėjau gerų atsiliepimų apie mumio dervą, ypač imuniniai sistemai ir smegenų veiklai gerinti. Jei įsigirdės apie tai, kokia pačio nuomonė iš anksto, ačiū. Iš tikrųjų, aš tos klausimus daugiau tai būna persimetu, bet man šitas užkliuvo. Tas toks neįprastas žodis mumio derva ir aš tada galvoju, kažkur esu susidūręs, kažkur esu. Nebuvo tikrai, kad ten stipriai įsigilinęs, bet turėjau biškį laiko pasigilinti. Ir prieš metus laiko
žodžiu, toks vyrų ratelis buvo ir vienas buvo vaikinas atsivežęs, nu ir ten visiems, kas norėjo, ten po žirniuką maždaug ten, nes ten tokia ta derva, nu tokia labai klampi, nu ir ten neva, ten kaip jisai aiškino, daug mineralų, ten vyrams padeda tam liutenizuojančiam hormonui išsiskirti, kas skatina testosterono sintezę. Nu tai vat apie šitus dalykus buvo kalba, bet tipo visiems duoda po tą žirniuką, aš neimu, nes, nu, tipo, lemba, aš nežinau, kas čia yra realiai, nu, mano jau gal tas kitoks požiūris. Tai va, bet šiaip, Hebra, jeigu vat kyla tokių klausimų, tai yra žiauriai geras šaltinis examin.com. Tai tenais, iš principo, galit praktiškai bet kokį maisto papildą įvesti ir tenais parodys, kas realiai yra iš mokslinių tyrimų. Nu ir ten labai greitai, ta prasme, per minutę pamatysit, ar yra pagrindimo daug, ar nėra, ar, nežinau, kažkokie kontroversiški tie tyrimai, ar, nu, žodžiu. Toks trumpas abstraktas, jisai būna parašytas. Aišku, dažniausiai, jei nori ten giliau ir ten parodyti visus tyrimus, nu, tai jau ten, aišku, narystę reikia įsigyti, susimokėti. Nežinau, aš galvoju, gal kažkada pasimsiu daugiau panagrinėt, bet ten pakankamai matęs apie šitą dalykų. Tai iš principo yra įrodymų, kad vyrams labai stipriai padeda su testosteronu, bet tas labai stipriai, nu, tai čia remiantis 2 ar 3 tyrimais, tai ta prasme, kol nėra kažkokių sisteminių analizių, meta-analizių, ta prasme, kur sureziumuotų iš keliasdešimties skirtingų, tai aš nežinau, kiek, nu, toks tipo, galima įsivertinti, ta prasme, tas gerai, kad yra nurodyta, kad yra saugus reikalas, ta prasme, ten nėra nustatyta kažkokių toksinių reikalų, tai iš principo galima ant savęs bandyti, bet toks aš va daugiau ką mačiau iš tos pagrindimo pusės, būtent, kad va vyrams šitas. Jeigu turbūt moteris vartotų, nu, okei, tai ten mineralų iš tikrųjų skaito, kad yra daug. Kas dar? Tam, nu, tai tas imunitetui aišku, kad turės įtakos. Dėl, palauk, čia buvo smegenų veiklai, nemačiau šito iš tikrųjų. Negaliu pakomentuoti. Bet sakau, jei įdomu plačiau įlysti, tai examin.com, o tada jau į tą triušio urvą ten. Arba ten kokį PubMed tiesiog galite įrašyti. Tai tas pavadinimas, kurio dažniausiai yra, nu, šita mumijo derva matoma, tai Shilajit, Shilajit. Tai, nu, tai va, tai toks, aš tai galvoju, kad galbūt verta pabandyti, bent aš, nu, vat, kaip tik tam bičiui šiandien ir parašiau, ar turi jisai ten, tai aš ant savęs išmėginsiu, manau, greitų metu, bet, nu, tai va, tie komentarai pišti. Gerai, gal kažkas iš jūsų turit klausimą? Jei ne, aš galiu eiti toliau per tą sąrašą, jokių problemų. Jei sugalvosit, tai duokit kokį ženklą. Taip, ar galima būtų sužinoti šio reikalo naudas? 14 minučių prieš maistą šauni stiklinę vandens su obuolių sidro actu, pramakaluoto. Tai čia yra, jo, iš mano Contribui vieno posto, jisai nusikopijavo, nes sakiau, kad geras dalykas. Kaip yra su to obuolių sidro actu, tai, nu, šiaip vat ant šito tai jau daug yra įrodymų. Tas obuolių sidro actas gal nebūtinai čia, jis dažnai tai būna pavadinimas, gali būti tiesiog obuolių actas. Iš principo aš čia pasigilinau, kad realiai tai yra praktiškai vienas ir tas pats dalykas, biški skiriasi procesas, kaip jis yra pagaminamas. Jeigu, ta prasme, žiūrėsi ten amerikietišką, anglišką literatūrą, visur rašys apple cider vinegar, Europoje daugiau tiesiog apple vinegar, bet iš principo, kol praktiškai tas pat. Tai, nu, jis labai padeda tuo aspektu, kad aš, man atrodo, gal prieitam laive pasakau apie tą gliukozę šuolį. Nu, kai mes pavalgom, ane, ir ypač jeigu tai būna daugiau angliavandenių turintis maistas, ar tuo labiau ten cukraus kokio, nu, tai mūsų kraujyje gliukozės kiekis jisai šauna stipriai į viršų ir po to būna tas krešas vadinamasis, kur energija jinai prislopsta, toks mes vėl alkani pasidarom, gal suirzę, toks, nu, tipo, jeigu, vat, sakau, ten, nežinau, ant tuščio skrandžio suvalgysit, nežinau, Twiksą kokį ar Bounty, nu, tai bus reikalų. Snikeris gal vat padarys mažesnį biškį šuolį, nes vis tiek žemės riešutai kažkiek pristabdys šitą reikalą. Nu tai va, iš esmės yra taip, ne? Tai, sakykime, tas obuolių acto įsimaišymas maždaug valgomojo šaukšto į stiklinę vandens
ir išgėrimas prieš maistą, ten, kad ir 10 kokių minučių, jisai padėtų tam gliukozės šuoliui netokiam dideliam būti. Vadinasi, mažesnis krešas, vadinasi, stabilesnė energija, tai, toks gan svarbus dalykas, ypač jeigu žinau, kad manęs ten neužilgo laukia ar kažkokia paskaita, ar kažkoks rimtesnis susitikimas, dėrybos kažkas, tai, čia ypatingai tada stengiuosi šitą reikalą susižiūrėti. Kitas dalykas yra, aišku, ten insulininiai, gliukoziniai, čia visa ta pati tema, žodžiu, kad padeda su šitų mechanizmų. Bet kitas labai reikšmingas irgi yra dalykas, kad didžiai daliai žmonių iš tikrųjų mes turim per mažą skrandžio rūgštingumą. Ir prasme, kas gaunasi, kad labai dažnai, kaip tik girdisi tų tokių, čia rūgštis iš skrandžio, bet ne, gali būti, kad kaip tik tenais trūksta. Ir kas tada gaunasi, kai yra per mažas skrandžio rūgštingumas, tai tada tas skrandžio vožtuvas viršutinis, jisai neužsidaro gerai. Ir tada ir gaunasi visi tie atpilinėjimai, Tai iš principo, kai mes parūgštinam šiek tiek tą terpę, o ten skrandžio dabar galvoju, tarp 2-3 pH, man atrodo, yra ta rūgštis, tai ten toks šaukštas obuolių acto išmaišyto vandens stikliniai, ten 5 gal bus, kažkas tokio, ta prasme, tai jis tik šiek tiek prisidės, ta prasme, jis ten tikrai kažkokios velniavos nepadarys. Tai, žodžiu, gali labai stipriai padėti ir su virškinimu ir, sakykime, padėti truputėlį atkurtą druskos rūgštį skrandyje, kuri ir yra ta, žodžiu, ta stiprioji, virškinimo dalykai gali tvarkytis. Gal kontraindikacijos būtų tik tiem žmonėm, kurie jau turi kažkokių rimtų skrandžio problemų, ten kaip opų kažkokių, tai tiems tikrai nereikėtų šitų reikalų užsimti. Ir dar toks pastebėjimas, kad vis tiek tai yra rūgštis, tai mums nereikėtų tiesiog gerti iš puoduko. Žinai, geriausia būtų, kad su šiaudeliu, tai aš, pavyzdžiui, namie turiu tokį metalinį šiaudelį, ir per tą šiaudelį tiesiog susirbi visą tą gerimuką pasitaisęs. Ir jo, šiaip jaučiu, kad tikrai kažkaip gal ir geriau su skrandžiu. Tikrai jaučiasi. Jo, nes mano gal nėra toks iš pačių stipriausių, bet kažkaip gerai. Tai va. Taip, važiuojam toliau. Man labiau užkliuvo apie miego pozas. Kas ok, o kas negerai. Miego pozas. Iš principo, tokiems visokiems skrandininkams tai labai svarbus akcentas būtų pasikišti kažką ten aukštesnio po galvą. Aš pats, pavyzdžiui, po 2 pagalvėlės susidėjęs esu. Gal jau ir nebereikėtų, gal ir susitvarkė dabar, bet kažkada reikėjo, tai pasiliko ir kažkaip visai patogu. Bet šiaip aš esu kažkada rašęs postą, kad vertėtų dažnu atveju pamiegoti ant šono. Nes čia įdomus labai tie įrodymai, kad yra smegenyse vadinamoji glimfatinė sistema. Tai kaip yra, šiaip mūsų kūne, limfinė sistema. Tai jeigu taip labai supaprastinai pasakyti, limfinė sistema yra kaip mūsų kanalizacija kokia. Tiesiog jinai padeda išvalyti, sakykime, visokią bjaurastį, toksinais atsikratyti ir panašiai. Tai tokia panašia analogija ir yra aplink smegenis, tik glimfatinė, glimfinė vadinasi. Ir būtent jinai geriausiai cirkuliuoja, sukasi, kai mes miegam ant šono. Kodėl taip yra, nežinau, bet tas yra įrodyta ir, žodžiu, kad bent kažkiek naktį to būtų šoninio tokio, nes aplink smegenys ten, pavyzdžiui, labai daug prisikaupia tokio kaip ir toksiško reikalo beta amiloidų. Kas iš principo, jeigu jie nėra apvalomi per ilgą laiką, tai yra viena pagrindinių priežasčių įvardinamų, kodėl Alzheimeris išsivystomas. Tai, žodžiu, toks prevenciškai pamiegoti ant šono, why not? Aišku, čia kitų momentų tokių atsiranda. Labai dažnai mūsų tas gyvenimas yra dabar toks, kad mes sėdim prie kompų, visą laiką rankos užmestos į priekį, vadinasi, pečių lankas, priekinė, krūtinė dalis, jinai yra įsitempusi. Ir kas gaunasi, kad mes atsigulam šonu miegot, tie pečiai nuėję į priekį, mes dar labiau spaudžiam, būna kai kuriems žmonėms net toks ir kaip ir skausmas aplink peties sąnarį, pečius toks darosi, tai
Nu, tai čia iš esmės reikėtų tvarkyti tiesiog laikysenos dalykus, nugarą stiprinti ir kitus reikalus, tai tas padėtų išsispręsti. Dažnu atveju ir ypač žmogus su didesniu svoriu, ar tam tikra anatomija, kai keliai labiau yra linkę eiti į vidų, būtų gerai pagalvėlę pasikišti tarp kelių. Kažkokį, nedidelį, arba ten, kad ir šiaip ten kaldrą susiviniojo ir įsikišo tarp kojų, tai tas irgi padeda stuburui tiesesniam laikytis, nėra nereikalingų įtampų. Tai va, iš principo ant nugaros, irgi pagal preferencijas, ant šono pamiegot, ant pilvo, toks, žinau, kad ypač moderiam dažnai patinka, bet čia gal reiktų stengtis mažiau truputėlį. Nes, tas, dar jeigu jaunesnis žmogus, kaklas, viskas ok, tai dar, bet dažnai vyresniems, ypač mažiau fiziškai aktyviems, ta prasme, tai pagulėjus ilgiau, tikrai irgi laikysenos dalykai aplink kaklą, jie gali eiti velniop. Tai, atkreip dėmesį, jeigu kažkokios didelis įtampos kaklas, čia trapecinis raumuo, tai aš gal vengčiau to irgi ant pilvo gulėjimo. Kita vertus, jisai gerai būna, jeigu šiaip pagulėt biškiai, kai kažkokie virškinimo dalykai yra, tai net tas spaudimas daugiau į žarnyną gaunasi ir padeda greičiau apdorot ten tos nepainus dalykus, kas ten dedas pilve. Tai vat. Važiuojam toliau. Tai jeigu galima, dar sureaguosiu, tavęs paklausiu. Aha. Dėl to miegojimo, man dėl ko įdomu, tai nugara, blemba, pareina. Būna, kad tu iš ryto atsikeli ir toks kaip sulaužytas visai. Ir aš pastebėjau, kad nuo to kaip miegi priklauso. Jeigu tu rankytę po galvą pasidedi ištiestą ir ant jos padedi pagalvę, o kojytės ten surėti, užrėti, ir kažkaip iš ryto tas negerai būna. Tai labiau klausimas man buvo dėl apatinės dalies, žinai, ten nugarėlė, apačia. Jo, bet čia iš principo ir yra šitie dalykai laikysenos, raumenų tonuso. Ir jeigu jau čia yra biški grybavimas, ta prasme fizinio aktyvumo nėra, pastoviai sėdim belekaip kažkaip, tai faktas, kad jau ir miego metu dar praleidus ten kažkiek valandų toj pozai, tikrai pasijaus. Tai ta prasme, jo, čia vadinas, kad pačios miego pozos tvarkymas, irgi būtų toks biški pasekmės jau sprendimas, o ne priežasties. Reikėtų, sakau, pasižiūrėti, įsivertinti kitus dalykus, tai ar ten pas kokį kinezą nuvaryti, kad laikysena ten sužiūrėtų, sakykime, irgi fizinio aktyvumo. Tavo Daumantai atveju, tai žinau, kad ten ne per daugiausiai fizinio aktyvumo. Tai vėl. Aš sportuoju. Ok, viskas aišku. Ja, kaip apskritai, kokia yra liemens raumenų būklė, kokia yra ar ten įtampos nugaros apačioje, nugara apskritai tvirta, netvirta, sakykime, klubų lenkiamiai raumenys, ar jie per daug įsitempia ar ne, sėdmenys laiko, nelaiko. Tai ir nuo to priklauso, įsivaizduok. Jeigu tas stuburas turėtų, taip tiesiai, ne, plius minus, ne, būt, ta prasme, kai tu gali ir jis kažkur į vieną pusę yra užtemptas, ne, vadinasi, jis biški pasuktas. Tai ten natūraliai tu kažkurią pusę daugiau biški drožiai, iš ko tau ir gaunas tas, diskomfortas, nepatogumas, nefaini tie jausmai visi. Ačiū, jūs pakartojote tą patį. Gerai. Okay. Jo, dar vienas momentas ten, kad ir dar ant kurio šono dar priklauso, aš bent jau, kažkaip ant kairio man geriausiai savijauta. Bet liktai, kad ir šaltiniai tą sako, kad ne dešinę, ne ant kairio. Labai gerai, jo, kad šitą priminiai. Ant kairio šono tiesiog kas gaunasi fiziologiškai, ne, kad, jeigu, sakykime, dar ne iki galo maistas suvirškintas, kai eina miegoti, ne, tai padeda tą padaryti, ne. Nes tiesiog gaunasi, kad jeigu ten virškinimas toliau vyksta, o mes ant dešinio šono, tai ten nėra, kad stemplė jinai tiesiai eitų, jinai eina biški šonu. Tai vadinat, kad jeigu mes ant dešinio šono, tai tada gali būti tas toks, kad biški ten kažkas nefainiau, sakykime, skrandį ten ir į viršų. Ir tas jausmas, kad ir ta rūgštis kyla ir ten, žodžiu, visi šitie reikalai. Tai jo, ant kairės būnant to įprastai nebūna.
Nu, bet nežinau, turbūt dar svarbiau būtų neėst prieš miegą. Tai čia irgi yra tema, kur bent 3-4 valandos turėtų būti ir dar svarbu ir koks turinys tenais. Nu, bet žodžiu, čia atskirą paskaitą galima padaryti. Aš tai dar dėl kairės pusės tai sureaguosiu. Nu, aš turiu tokį šienlygį, ten asma kars nuo karto mane pakankina. Tai iš tikrųjų ant kairės pusės aš galiu miegoti, bet čia gal nuo plaučių jau priklauso dalykų. Nes ant kairės viskas okei, o dešinė iš karto blogai, iš karto dūsti, iš karto ir negali. Nu, kaip negali aukštielnikas gulėti ant nugaros, nu, iš karto toks dūsimas būna. Čia jau kai būna negerai man konkrečiai. O vat kairė pusė tai gelbėja. Ir dar sureaguosiu į tavo pasakymą dėl 2 pagalvių. Tai man sprendimas visai pasiteisinęs, čia ir šeimynoj buvo reikalų, ir man pačiam. Tai po tiesiog lovos galą pakelti kokius 5-7 cemus. Tai to, kad tu guli nelygiai, bet automatiškai galva aukščiau. Tai tuomet užtenka ir pagalvės vienos, ir tas visai šiaip savijautai toks kažkoks bendras gerai. Taip. Neištaukiamės. Ja, manau, kad daugelį žmonių jinai turėtų biški būti, nes čia aš girdžiu tokių, kurie be pagalvių miega, tai nu čia biški toks prieš fiziologiją jau ėjimas ir, nu ta prasme jo, visi ten virškinimo dalykai ir rūgštys tos pačios. Tai. Nu tai va. Gerai. Ai, nu bet čia ką tu pasakėjai, visi tie ten astminiai dalykai ir panašiai dar tavo vienas akmenėlis į daržą dėl fizinio aktyvumo. Bet judam toliau. Buvo toks klausimas, kokius saldainius pirkt vaikam, kokius ledus pirkt, kokias sultis gert, ką rinkti iš parduotuvės pasiūlos. Nepatinka man šitas klausimas, nes, nu, tipo, kokius pirkt, nu, blemba, nu, ta prasme, nu, kaip pasižiūrėsi į visą šitai, ar gali būti kažkokių alternatyvų visoms toms saldiuškoms ten, kur su cukrum, nu, jeigu jūs išeina ras, tai valio. Kita vertus, aš tikrai ir nenoriu būti tas psichinis, kur tipo jūs visiškai nevalgykit ir nu, tiesiog nesąmonė, nu, čia gal ne visai apie tai gyvenimas, bent daugeliu žmonių. Tai gal čia tokį tą interpą padarysiu, kad jeigu mes aprengsim maistą, ta prasme vėl ten tos obuolių sidruotstas, ten daržovių, tada ten gal ir kažkoks ten ar mėsytės, ar ten riešutukai, ar kažkas ir žodžiu, tada užmesim tos visus dalykus išvardintus, nu tai okei, tada gal tiek to žalos nebus. Problemos ir kyla dažnai iš tų ant tuščio skrandžio ir per didelio kiekio ir panašiai. Saikas svarbu. Tai iš principo, iš parduotuvės pasiūlos aš nelabai kažką galiu rekomenduoti realiai. Ten kokias sultis, pavyzdžiui, gertant sulčių, tai aš iš vis parduotuvė, apskritai jokių sulčių aš per daug nerekomenduočiau. Kodėl? Nes jeigu pasižiūrėt, kad cukraus kiekis 100 gramų, tai tam bus 11, 13, 14. Pavyzdžiui, kolai, man atrodo, yra 10. Ir žmogus geria ten apelsinų sultis ar ananasų ir galvoja, kad čia yra labai gerai, tai nu ne. Ta prasme, čia yra visiškas desertas, tai nėra niekaip į vieną lygtį neįsipaišantis su sveikata reikalas. Tai va, tai sultys visos, apskritai, nu gal ten apart kokių ten citrinų sulčių, nu bet tai kiek tu jų prigersi, ten arbatinį šaukštelį ant salotų, ar ten kažkas tokio, nu tai va čia, okei. Ten su virškinimu irgi gali padėti šitie reikalai. Saldainius pirkti vaikams, nu nežinau, jeigu tikrai galima kažkokią alternatyvą, ar ten su kokiu riešutu, ar su kažkuo ten, nu va ta tokia. Ar ten kažkokio proteininių miltelių, kad ir visokių ten tavo būna. Ta prasme, ne tik išrūgų, bet ir ten žirnių baltymų, ir avinžirnių, ir ten, žodžiu, visokių dalykų. Nu, ta prasme, ar galima su kažkuo jį supakuoti, ar jis ten grynas cukrus, ar ne. Kokius ledus pirkt, nežinau. Yra, tipo, keletas ten tų variantų, zero sugar. Nu, bet ten irgi visokių tų saldiklių, tokių įdomių primala, tai aišku, kad turbūt vis tiek geriau bus tokį imti negu ten klasikiniai, bet nežinau, mes tai namie puikiausiai žmona padaro, ta prasme, ten kokio graikinio jogurto, ten koks vaisius, ten bananas, persikas, ten uogų kokių mėlynių, braškių, aviečių, kažkas ten va tokio sumalta, nu, ta prasme, sutrinta į vieną, į silikoninės formeles, užsišaudai ir
prasme, ir greitai, ir toks plius minus to kažkokio sveikumo yra, alternatyva puikiai, nu tai iš principo jo, nu čia iki parduotuvės nuvaryti, nusipirkti ledą ir grįžti atgal, tai per tiek pat laiko tikrai galima tokį namie pasidaryti. Tai, žodžiu. Tai va, tai čia gal labai stipriai nepagodžiu su šitu. Dabar sekantis klausimas buvo geriausias laikas sportui. Rytas, vakaras, diena, sportuoti. Čia daug šių klausimų į vieną suplakti. Nu gerai, aš perskaitau visą. Geriausias laikas sportui. Rytas, vakaras ar diena, sportuoti nevalgius. Ar tiesa, kad po sporto per 30 minučių reikia pavalgyti, BCAA amino rūgštys vartoti įsibėrus į vandenį, ar galima be jų? Gerai, geriausias laikas sportui, rytas, vakaras, diena. Iš esmės rekomendacijos būtų, vėlgi, nu, bet aišku, čia gyvenimo stilius tiesiog skiriasi ir darbiniai dalykai ir panašiai, bet idealiu atveju, kad būtų valanda praėjusi po atsikėlimo. Prieitam laivė iš tikrųjų visą šitą atsakinėjau, kodėl, bet iš principo, kuo anksčiau dienoje, tuo bent fiziologiškai bus geriau, nes kuo vėliau į vakarą, tuo tikėtina, kad tas šiek tiek išbalansuos miego ciklus ir konkrečiai giliojo miego bus mažiau. Nu ir apskritai ten, sakykime, dar keltą temperatūrą vakare, nu, tai nėra optimalu, bet vėlgi, nu, tarsi, prieš pat miegą sportavimas, nu tai jis iš vis bus labai blogai, tikrai miegas bus suknistas, nu bet bent 3-4 valandos vėlgi po, jei praeitų, valio, vėlgi, jeigu mes kalbam apie intensyvius tos sportus, jeigu kalbam ten joga, pilatesas, ten, nežinau, nirvana, fitness ar kažkokie va tokie lengvi dalykai, ten prasitempimai, visokie mobilumai ir panašiai, tas nei užkelt labai daug kūno temperatūrą, nei turėtų stipriai paveikti miego ciklus. Tai va, tai žodžiu, jeigu intensyviai, geriau pirmoji dienos pusėje, jeigu tokia lengvesnė, nebus problemų ir vakare, bet kiek įmanoma, nu, geriau ryte, ar bent pirmoji dienos pusėje. Sportuoti nevalgius. Čia labai tokie silpni įrodymai yra šitų klausimų. Aš vienu metu buvau prieš gal porą metų užstrigęs truputėlį ant to sportuoti nevalgius, kad ryte yra geriau. Šiaip aš esu dabar vėl prie to sugrįžęs, bet iš principo dėl logistinių dalykų, ne dėl to, kad pagrindimas kažkoksai būtų. Labai panašus rezultatai ir pavalgius, ir nevalgius, jeigu kalbam apie rytą. Bet čia irgi reikėtų atsižvelgti į, sakykime, koks tas nevalgymo laikas jisai buvo, to protarpinio badavimo, kiek žmogus su to turi patirties. Nu, ta prasme, nes aš, pavyzdžiui, puikiai treniruotę galiu pasidaryti 16 valandų nevalgys. Jokių problemų, visiškai. Ta prasme, kai pradėjau kažkada ten N metų atgal, tai tada jo būdavo sudėtingai visai ir atrodo ir energijos nebūdavo ir nesinorėdavo gal per daug, bet dabar jau viskas čia išugdyta. Tai iš principo, nu sakau, jeigu ten valanda po atsikėlimo, tada pajudėti, tada pusryčiai čia tobulai turbūt būtų, bet jeigu ir, nežinau, atsikėliai, ten po pusryčiavai irgi ten po valandos, tarkim, praėjo dar ten porą valandų, nu, nelygų, ką ten suvalgiai, daug, nedaug ir kas tai buvo, tada pajudėti irgi jokių problemų. Tai čia, nu, sakau, nėra kažkokių kertinių skirtumų, ta prasme labai silpni moksliniai, nu, neišsiskiria į vieną pusę kažkuria. Yra ir taip sakančių, yra ir kitaip sakančių. Tai va, tiesa, kad po sporto per 30 minučių reikia pavalgyti. Tai čia toks iš seno labai gajus yra reikalas ir dar tikrai matau tos info. Nu, yra tas vadinamasis anabolinis langas. Vadinasi, kad tas pasisavinimas, jis, nu, neva yra biški geresnis. Tas pagrindimas irgi jis toks gan skystas yra iš principo, nu ir koks tas konsensusas yra, kad jeigu pakankamai kūnui reikalingų medžiagų suvalgai, tai nėra žiauriai svarbu, kada tu ten tą padarysi, ar tu ten pusvalandį po sporto, ar ten ir 2 valandos praeis. Jeigu tau šiaip nieko netrūksta, tai tas nedarys didelės įtakos. Aišku, kitas momentas čia yra, kai didelis stygius nuolatos, nu, pavyzdžiui, ten žmonės ten labai ten svorį meta intensyviai, nu, tai gal tada aš iš tikrųjų šaučiau
kiek įmanoma greičiau po treniruotės. Nu kai, vis tiek geriau, kad ten 15-20 minučių praeito, ne, bet, kad baltymų tada kokių nepritrūktų. Tas pats paminėtas BCA galėtų jisai suveikti, bet vėlgi čia nebandyti kompensuoti su papildais mitybos dalykų kažkokių. Tai ar galima be jų, dar čia buvo dalis klausimo, tai puikiausiai galima be jų. Tai čia turbūt ir atsakiau, kad maisto papildai turėtų daugiau eiti, kai jau kiti dalykai yra sutvarkyti, o ne bandyti pamainyti kažką, nes šiaip esu gavęs anksčiau daug, ne vieną kartą klausimų dėl, pavyzdžiui, visų tų baltyminių miltelių ir panašiai tų pačių amino rūgščių. Viskas gerai su jais, bet nebandyti kompensuoti tikro maisto tuom. Tai dar kartą tik tai pasikartoju. Tai va, gerai, gal turit jūs kokį klausimėlį? Jo, čia tas dėl sporto laiko tai tikrai individualus, sakykime, irgi dalykas. Aš, pavyzdžiui, pas mane tokia praktika gavosi jau gal kokie 5 metai. Sportuoju per pietus, ta prasme, gaunasi taip, kad aš, nepaukoju, sakykime, šeimai ten laiko, tarkim, vakarais. Ryte irgi, sakykime, bandžiau kelis mėnesius nepavyko, čia gal mano fiziologija, ta prasme, neleidžia. Bandžiau tikrai jau taip įprotį tokį jau įsukt. Bet vis tiek ėjimas prieš, ta prasme, kažkaip netaip kojos ten sukasi. Tai, žodžiu, labai gerai gaunasi per pietus, nes tada, sakykime, dirbi protinį darbą, pakankamai galva ūžia, prasibėgi, viskas ten išsivaikšto, atrodo, kraujotaka pagerėja ir panašiai, ir paskui po pietų grįžti ten, žmonės kai kurie grįžta iš pietų tokie apsunkę, aš grįžtu po bėgimo atsigavęs ir dar turiu pusdienį kitą produktyvumą, tai, žodžiu, toks visai geras. Jo. Reikalas. Visiškai. Šitas kokius metus va čia dariau, iki čia visai nesenai kelius savaitės atgal sugrįžau irgi prie to prieš pusryčius, bet kokius metus dariau, ta prasme, jo, liuks. Tikrai geras dalykas dienos vidury. Ok, šiaip aš turiu paskutinius 2 klausimus pasižymėjęs, tai ir važiuojam. Omega rūgštys, verta, neverta? Čia yra, šiaip reikia suprasti, kad yra skirtingos tos aminų rūgštys. Yra omega 3, omega 6, omega 9. Tai sakykime, ko mums tikrai daugeliu atveju, tarsi kiekvienam žmogui reikia, bet vėl individualu daugiau, mažiau, tai omega 3 mums reikia. Ir tenais yra 3 pagrindinės tos rūgštys, ten, žodžiu, aš ten gal tų visų ilgų pavadinimų neiššifruosiu, nepasakysiu, bet ten DHA, ALA ir EPA. Tai iš principo, tai ta ALA, jinai būna graikiniuose riešutuose, linų sėmenų sėklose, čija sėklose, pagrinde tokiuose dalykuose, kai kitos 2 jos būna daugiau riebioj žuvy. Ta prasme, lašiša, skumbrė, ten upėtakis koksai, daugiau šitie reikalai. Tai šiaip, sakykime, iš augalinių, yra žymiai sunkiau susirinkti tą kiekį ir, ta prasme, ta ALA, jinai ten gali dalintis į tas kitas 2, bet, žodžiu, yra toks apsunkintas procesas ir dažnu atveju, čia gali pritrūkti, sakykime, kas jau visiškai ten ant augalinės. Jo, ir šiaip būtų gerai, kad gramas maždaug per dieną būtų tų omega 3 rūgščių. Iki 2 gramų viskas irgi ok. Esu matęs įrodymų, kad jau 3 gramai ir daugiau jau nebegerai irgi darosi. Vadinasi, kad yra visa ta kreivė tos naudos. Dabar visiškai kitaip yra su omega 6, omega 9. Tai šiaip tą kiekį teoriškai galima žymiai didesnį jų suvartoti per dieną, ten ir 14 gramų, ten 17, 19, man atrodo, gali būti. Bet problema ir yra ta, kad mes jų stipriai per daug suvartojam ir omega 3 nebeatveria. Kaip pavyzdys, ten koks omega 6, aš čia visai nesenai rašiau ten apie čipsus tą postą ir tenais užsiminiau, kad visi tie aliejai, rapsų, saulėgrąžų ir, žodžiu, ten tie patys blogiausi, galima sakyti, aliejai, tai juose yra žiauriai daug omega 6 ir, tu prasme, ten praktiškai šlakelį kažką pasikepti ir jau mes ten turbūt viršysim stipriai
dalykus, o kai mes stipriai viršysim, ta prasme, tas santykis omega 6, omega 9 viršys omega 3, tai uždegimai kūne, gali pagauti pagreitį labai stipriai. Čia kaip kokio žibalo ant ugnies. Tai tai reikėtų žiūrėti, kad apskritai, tų tokių riebalų kuo mažiau būtų, kad kuo mažiau perdirbtų riebalų, kas būna šiaip visokiuose pusfabrikačiuose iš parduotuvės, padažuose visokiuose ir panašiai. Ten, pavyzdžiui, kokių omega 6, jų visai nemažai yra visokiuose riešutuose, sėklose ir panašiai, bet mes ten nesusirenkam, kiek jų suvalgom, ten po saulytę 2 per dieną, tiek, kiek, sakau, iš visų tų aliejų ir visokių perdirbtų tų reikalų. Tai čia svarbu atkreipti tai dėmesį ir dažniausiai, kad būna tikrai tų papildų, kur ten visi, ten 3, 6, 9 galima pirkti, tai aš turbūt net nepirkčiau tokio varianto, vien tik omega 3, tai tada dar. Jo, tai aš pats žuvų taukų būna, karts nuo karto pageriu ir taip užsidengiu tą vietą, o ten graikinių, čijų, linų semenų, tai pastoviai namie yra, tai ir taip su šitų reikalų. Gerai, paskutinis klausimas. Nebent jūs dar po to kokį turėsit, tai kaip greitai ir protingai numesti svorio? Greitai ir protingai. Čia irgi tokie biški gal visai skirtingas pusės nuėję dalykai, nes toks dažnai bus arba greitai, arba protingai. Labiau tai bus. Vėlgi nelygu ir koks tas kūno svoris ir kaip ten su tais hormonais, tais tyrimais ir panašiai. Žiauriai plati tema šitą yra. Kur dažnai čia žmonės, sakykime, bandydami greitai nusimesti, jie prasileidžia. Jie meta ten belekaip, ta prasme, ten nedavalgys, ten maisto medžiagų, ten nesuvartos, kokių reikia. Toks tiesiog tupai, vos ne ant bado. Ko pasakoj gaunas, kad ne tik riebalinis audinys nyksta, bet ir raumeninis audinys nyksta. O jei raumeninis audinys nyksta, tai ką tai reiškia, kad mūsų medžiagų apykaita neišvengiamai stipriai lėtės. Ir jeigu jinai lėtės, gal mes ant to pusbadžio dietos ten ir nusimesim ir visai ten gal ir tenkins tas vaizdas, bet kaip taisyklė 9 iš 10 tas svoris atauga. Ir normalu, nes tik žmogus biškai kažką rimčiau pradeda valgyti, ta prasme, ten medžiagų apykaita ant tiek sulėtėjusi, raumenų nėra, kas padėtų išdeginti, ir problemos darosi. Ta prasme, irgi raumenyse yra įvairių ten, irgi čia gal, kad per giliai nenueit, bet citokinų, irgi, kad, ta prasme, išsiskiriantis hormonai, kas irgi labai stipriai padeda visai su gliukozės, metabolizavimu ir riebalų apykaita, daug dalykų vyksta. Tai iš principo tupas greitas svorio metimas, jau vien iš šitos pusės jis yra negerai, kad jis išbalansuoja. Aišku, tad būna, jeigu didesnis žmogus, tai ir ten tą odą nukara, ten negražiai atrodo, tokie visokie reikalai. Tai nežinau, aš labiau imčiau tą, kad geriau protingai, negreitai. Tai tas protingai vėlgi priklausomai nuo žmogus didelis, nedidelis, bet bent ką mokslas yra pasakęs. Dabar, kad tiksliai pasakyti ten apie 2 svarai, tai čia gaunas 900 maždaug gramų, per savaitę. Tai čia yra lubos. Ta prasme, mes kalbam apie labai jau didelį žmogų, Bet dar geriau tas 1 svaras, tai 400 4 gramai, jeigu taip teoriškai, Tai ką tai reikštų, kad tas pats sveikiausias svorio metimas, jisai būtų maks 2 kilai per mėnesį. Tai iš principo, tai per metus, žiūrėk, ten -24, ir nelygu apie ką mes kalbam. Aš turiu vieną klientę dabar, sveikatos coachingė, kur, apie 5 pliuso yra nereikalingo. Tai irgi, jeigu pagal tokį planą, tai yra 2 metai. 2 metai nuoseklaus darbo, bet iš tikrųjų daugiau nei 2, nes reikia suprasti, kad pradžiai dar yra greitesnis tas svorio metimas, vėliau jisai biški lėtesnis turėtų būti ir čia nereikia skubėti. Tai aš sakyčiau, čia tokiu atveju čia būtų gerai 3 metai,
kad ir kaip norėtus per pusę metų ir kiek ten galima, nežinau, Facebook'os ar kur prisiskaityti, ar ten visokiose Delfiuose, kad čia greitai galima ir čia kažkokia stebuklinga formulė. Jeigu mes kalbame apie sveiką variantą, subalansuotą, nu tai įsivaizduokit, kad maždaug toksai greitis, jisai dar adekvatus. Visa, kas virš, nu, nežinau, bet aš tai to nepalaikau. Mokslas irgi. Tai va. Gerai, tai jeigu turi dar kokį klausimą, paskutinį. Tai aš kontrą klausimą turėsiu, ne kaip mesti, o kaip auginti svorį. Aš paklausiu dėl vyresnio amžiaus žmonių, tarkime, ten 7-8, močiutės tetos, o ten žiauriai nukrito svoris, ten 5 kilų, kai buvo ten 8, nu toks, žinai, drastiškas, sakykime, visi rūbai netinka, bet tas jau kokie 2-3 metai yra. Tai klausimas, ar čia natūraliai į gyvenimo galą svoris krenta? Ar čia kažkoks sutrikimas, nu kažkas sveikatos klausimų, nes iš principo ten geležies trūkumas, bet visos ten tos kraujo tyrimas kaip ir normalus, sakykime, nėra kažkokių ekstrem dalykų. Ar čia reikėtų dėl to nerimauti, dėl svorio, ar čia natūraliai kūno reakcija į gyvenimo galą? Jo, čia daug įdomių dalykų galima su šitų klausimų pakapstyti. Tai vienas iš jų, kad, nu šiaip apskritai tos tyrimus reikia mokėti skaityti, ne? Ir kad ten, ta prasme, būna dažnai, nu, tyrimuose atsispindi rėžiai nuo tiek iki tiek. Nuo tiek iki tiek ir maždaug, jeigu jau tas burbuliukas per vidurį, nu tai valio, ne? Bet dažnu atveju, nu ir aš ką dabar bandau ir įsigilinti truputėlį, tikrai dar čia nepakankamai, bet ir iš gerų gydytojų esu girdėjęs, daug svarbiau yra santykis, kai kurių, ten tas su tiek, ten padalinus, ten išsivedi vos neformulytę, ten, žodžiu, čia aukštoji matematika, bet, nu ką noriu pasakyti, ne, kad geras specialistas gali ir iš tų, viskas normai, pakomentuoti žymiai daugiau dalykų. Tai šiaip, nu jo, kai kuriems žmonėms tas į senatvę yra reikalas, ta prasme, tas raumenų nykimo, nu ne kai kuriems, didžiai daliai, iš principo yra raumenų nykimo, ypač fizinio krūvio nėra, mityba irgi nėra gera, tai normalu, kad tiesiog tą raumeninį audinį tada užpildo riebalinės ląstelės. Iš principo žmogus atrodo vos nepanašiai, gal net labiau išsipūtęs, bet yra ir lengvesnis ir žodžiu, daug tų problemų iš tikrųjų pasidaro iš to, kad tas riebalinis audinys į raumenis įsipaišo. Tai yra šitas reikalas vienas pagrindinių šiaip mirtingumo priežasčių. Kodėl? Nes jeigu raumenys nyksta, tai paprastai, tai nyksta mūsų jėga. Nepaprastai, čia, ta prasme, tiesinė koreliacija, ne? Nyksta mūsų jėga, nyksta mūsų pusiausvyra ir vadinasi, jeigu ten kažkoks nedaug dėp atslydimas, ar ten kaip nors ten koja netai padėjau ten laiptais lipant, ta prasme, tas lūžis, jis gali būti mirtinas realiai, nes žmogus tada dar ten pagulės ant lovos, dar labiau viskas sunyks, tada jau vaikščiot žiūrėk ir nebeišėjęs, ir žmogus, ta prasme, jau gali vos ne dieną savo likusią skaičiuotą, ne? Tai, ta prasme, jeigu taip imt visus ten svarbiausius komponentus ilgamžiškumui, tai vienas pagrindinių yra raumeninės masės išsaugojimas einant metams. Žiauriai svarbus dalykas. Ir žiauriai sunku ten jau 70-80 metų žmogui užsimest tą raumeninę masę. Žiauriai sunku. Tai čia labai svarbu, ta prasme, būnant ten kempiam, neapleisti ir jėgos treniruočių ir to fizinio aktyvumo, nes kuo toliau, tuo tik prasčiau bus. Ir sakau, ten viskas velnio pradeda verstis, jeigu tos raumeninės masės nėra. Ta prasme, mes kiekvienas išėję į gatvę galim pamatyti, kaip mūsų senjorai juda. Ta prasme, jo, tai tas ir yra momentas, čia kaip tu įvardinai tokį skaičių, kad čia gal 20 kilų numesta, blemba, čia gali vesti į nelaimę, aš nenoriu prikalbėti, bet žiauriai svarbu fizinis aktyvumas, mityba ir palaikyti tą raumeninę masę. Tai va taip, ką, tai viskas tada. Pabaigai tik pasakysiu, kad ką ir pradžioje užsiminiau. Jeigu norėtumėt dažniau, tai aš ten viską Contribui postinu. Ta prasme, po to ir tos įrašus būna įkeliu ir
Ir dažniau ten su jais, ir ten klausimus atsakau, ir ten turinio papildomo papostinu. Nu, tai tokie 3 eurai ar ten daugiau per mėnesį ir vat, bus to nepradingsiu. Ten tai tikrai nepradingsiu. Iš Facebooko nežinau. Testuosiu ir kitas platformas, bet ten tai tikrai nepradingsiu. Tai va, kas norėtų, drąsiai prisijunkit. O viskas, tada. Ačiū, kad buvot, iš tikrųjų, ačiū, kad skiriat laiką. Man faina buvo pasidalinti, labai geri klausimai, labai ačiū Jums, kad va šiltą vasaros vakarą esate čia lais, kad dėl savo sveikata, kad rūpinatės. Tai ačiū dar. Tai ačiū tau. Sėkmės. Ačiū tau. Ačiū. Iki, gerą vakarą.